Alytaus kolegijoje vyko respublikinis studentų konkursas Geriausias jaunasis automobilininkas Juozo Algimanto Valatkos pereinamajai taurei laimėti. Konkursas vykdomas kiekvienais metais gegužės mėnesį eilės tvarka vienoje iš kolegijų, kuriuose yra automobilių transporto studijų programa. Šiemet konkursą organizavo Alytaus kolegijos inžinerijos fakulteto inžinerijos katedra. Studentų komandos iš Alytaus, Marijampolės, Vilniaus technologijų ir dizaino, Šiaulių valstybinės, Klaipėdos valstybinės, Kauno technikos bei Žemaitijos kolegijų ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto varžėsi komandų prisistatymo rungtyje, teorinių ir praktinių žinių, automobilio vairavimo bei vairuotojo reakcijos laiko kompiuterių nustatymo rungtyse. Pirmasis renginys pas mus vyko 1995-2000 metų, tai buvo pavadinimas Transmechanija. Vėliau, kai susikūrė kolegijos, tas renginys jau tapo tarp kolegijų ir antrą kartą jau mūsų patalpose tas toks renginys vyksta. Ką duoda renginys šitas mums? Tai yra bendravimas tarp kolegijų, tarp inžinierių automobilistų, dalymasis darbo patirtimi, studijų programų tobulinimo klausimais kalbamės ir visa kita, kas liečia būtent mūsų studijų specialybę automobilių techninis eksploatavimas. Kodėl jūs čia, kodėl dalyvaujate šiame konkurse? Suprantat, visada norisi kažkokias teorinės žinias panaudoti praktikoje, nes grynos žinios jos nieko vertos be kažkokių veiksmų. Ir šitas konkursas būtent jis lavina žmogaus sugebėjimą pritaikyti tas žinias praktikoje. Pavyzdžiui, tas pats Citronikas. Ir šiaip, žinokit, labai įdomu susipažinti su kitų kolegijų studentais. Čia labai įdomi patirtis. Mūsų labiau linkę mokyti grynos teorijos. Ir kada mes atvažiuojam ir bandom rungtyniauti su žmonėm, kurie mokosi daryti būtent savo darbą, praktiškai stosuoti savo žinias, tai čia yra neįtikėtinai sunku ir konkuruoti su jais. Čia yra pakankamai aukšto dydžio kolegos, su kuriais mes bandom konkuruoti. Ir čia ne tik įdomu, bet ir daug prasmės atneša. Na ir norėčiau išgirsti jūsų nuomonės apie pačią Alytaus kolegiją. Ar pirmą kartą čia tenka būti, na ir kaip jūsų akimis žiūrint, kaip čia tiem studentam, ar gera mokytis, ar ne, pati aplinka, bazė, aišku, jūs visko net ir neturėjote progos pamatyti, bet tiek, kiek pamatėte. Šiaip labai malonu buvo, labai mus šiltai, kaip jau sakiau, sutiko ir šiaip pas jūs labai mielas kolektyvas. Visi stengiasi tau padėti ir dažniausiai, jeigu kyla kažkokių klausimų, visi stengiasi linkę bendrauti ir, nėra tokio, žinot, konkurentiškumo kaip ir. Visi gana draugiški ir, man labai čia patiko, plus labai šilta aplinka. Kaip šiandien sekėsi alytiškių komandai? Manau, labai gerai. Ar pirmą kartą teko dalyvauti tokiame renginyje? Mes dalyvavom su Donatu antrą kartą, tai mums kažkaip lengviau buvo, jiems gal pirmą kartą tai sunkiau buvo. Sakykite, ar reikėjo specialiai ruoštis tam konkursui, gilintis į vienas ar kitas žinias, nes vis tiek jūs, kadangi dalyvaujat pirmą kartą, tai galbūt draugai, jūsų kolegos rekomendavo kažką pastudijuoti labiau prieš konkursą? Taip, šiaip tai ruošėmės prisistatymui labiausiai. Šiaip buvo rungtis su mašinom, tas važiavimas, reikėjo pasirinkti. Sprendėm ketą namuose, kelių eismo taisyklės, kad būtų, nes tokia buvo užduotis. Dar ką mes apie variklius mašinų, apie pačias mašinas sandarą mokėmės, kad išeitų geriau. Ar reikalingi tokie konkursai ir ką jie duoda studentam? Reikalingi, manau, šiaip iš tikrųjų lavina gal drąsą prieš publiką, kaip tarkim vaidinime. Ir suteikia naujos patirties ir galbūt ir naujų žinių, ko neprivalgy, neprilaižysi, bet prieš tai reikia ruoštis. Ką veiksi baigęs studijas Alytaus kolegijoje ir ar tavo tolimesnis darbas, gyvenimas bus susijęs būtent su ta specialybė, kurią tu studijuoji? Taip, iš tikrųjų planuoju su automobiliais Lietuvoje. Kažką tokio. Kurt savo verslą pradžiai, aišku, į servizą padirbėti, o po to savo verslą kurti.
Šis konkursas yra mums labai svarbus visoms kolegijoms, tai kadangi yra respublikinis, svarbus tuo, kad susirenka mūsų kolegija iš visos Lietuvos, visos kolegijos, kurios rengia automobilistus ir kiekvienais metais vyksta vis skirtingoje kolegijoje. Taip, praeitais metais vyko Kaune, šiemet Alytuje, sekančiais metais važiuosime į Pajūrį, į Klaipėdą. Ką duoda tas konkursas? Kokie jo tikslai, uždaviniai? Tikslai labai nuo daug ko priklauso. Čia priklauso nuo to, ką mes kiekvienas ką savo užsiduosime. Tai yra, ką užsibrėšime tuo pasiekdami. Tai mums dėstytojams tai duoda pasitempimą, tai ką mes edukacinę prasme perdodam studentams žinias, tai mūsų savirealizacijos toksai aspektų, ar mes tikrai juos apmokome ir stresinėse situacijose, tokios kaip konkursas, kai mes pateikiame studentams medžiagą, kaip jie įsisavina ir kaip sudalyvauja. Tai kai mūsų atspindys, kai veidrodis studentai, tai iš tikrųjų yra mūsų pačių atspindys. Konkurso užduočių atlikimą vertino kompetentinga komisija vadovaujama Alytaus kolegijos inžinerijos fakulteto dekano Vytauto Žvinakevičiaus. Prizinė 3 vieta ir rėmėjų įsteigti prizai tądien atiteko Vilniaus technologijų ir dizainų kolegijos komandai. Marijampolės kolegijos komanda iškovojo garbingą 2 vietą. O pagrindinį prizą ir Juozo Algimanto Valatkos pereinamąją taurę laimėjo Alytaus kolegijos komanda, kurią atstovavo 3 kurso automobilių technikos eksploatavimo studijų programos studentai Donatas Raulinaitis, Tomas Rudis, Justinas Kasperavičius ir Vilius Juškauskas. Studentams pasiruošti konkursui padėjo Alytaus kolegijos lektoriai Pranė Kmieliauskienė ir Romaldas Milius.